Sveikata. Žmogaus gyvybės alsavimas yra viešpaties lempa, apreiškintis visas jo būties gelmes. Patarlių 20 skyrius, 27 eilutė. Dievas yra mus apšviečiantis kūrėjas. Jis sugalvojo ir sukūrė kiekvieną ląstelę, kiekvieną plauką ir kiekvieną raukšlę. Taip, kaip norėjo. Jis džiaugiasi savo vaikais. Dievas taip myli savuosius, kad jo dvasia persmelkia juos. Tuomet jis mato, ar viskas yra gerai. Bet dvasios joks žmogus negalėtų išgyventi nei sekundės. Medicinos mokslas gerai ištyrinėjo žmogų, tačiau galima tik aprašyti, kaip viskas veikia, bet atsakymą į klausimą, kodėl nėra. Nes Dievas yra kūrėjas ir jo dvasia saugo mus. Todėl jis mumyse sunaikina daug ligų ir netvarką. Jeigu mes jam pasirodome kaip saulė gėlės, net nežinau, kiek kančios ir ligų jis manyje jau sunaikino. Vieno tyrimo rezultatai parodė, kad žmonės, kurie meldžiasi, yra sveikesni ir atsparesni. Kiti tyrimai rodo, kad žmonės po širdies operacijos turi gerokai mažiau komplikacijų, tuomet, kai už juos labai intensyviai meldžiasi. Taip, Dievo dvasia veikia. Jei mes atitolim nuo Dievo, jo tvarkos jėga mumyse veikia sunkiai. Mes esame vieni. Jei mes atsivėrėme Dievui, jis mus ištyrinėja visas kūno kertelės ir saugo mūsų kvėpavimą. Nuodėmės gali pakenkti mūsų gyvenimą ir sveikatui. Gyvenime mus palaiko nuolatinis Jėzus atleidimas. O jeigu mes visgi kaip krikščionis susirgame, tuomet pasitikriname savo gyvenimo būdą, ar jis prieštarauja Dievo žodžiui. Mes pasitikriname, ar mes tikrai susiję su Dievu, o galbūt yra įsiliejusi nuodėmė, kurios nepaleidžiame. Mes prašom brolių ir seserų melstis už mus, o visų pirma, mes save ir savo likimą atiduodame į stipras ir meilės rankas. Mes prašome Dievo išgydyti, bet priimkime ir jo siųstas ligas. Žinoma, stenkimės pasirinkti sveikatą, sveiką gyvenimo būdą, kaip nurodyta Biblijoje ir kaip liepia mūsų protas. Taip pat pasinaudokime mokslo žiniomis, neignoruokime stomatologų bei kitų gydytojų, bet žinokime lemiamas žodis viešpaties. Dėkuoju Jėzau, kad tu rūpinėsi manimi, tu rūpinėsi mažiausios dalykais manyje ir aš patikėt save tau. Noriu prisidėti būti sveika ir gera tavo dvasios šventykla. Noriu atsižvelgti į save, juk esu tau toks vertingas. Dėkuoju, kad gyveni manyje. Prašau, ištyrinėk visas mano gyvenimo kertelės. Sustiprink mane ir sutvarkyk viską, kas yra netvarkinga. Amen.